Sveiki visi. Kažkaip paskutiniu metu kyla noras pašnekėti apie dirbtinį intelektą. Tas noras lydi mane jau nemažai dienų, mėnesių. Bet stabdžiausi. Labai nemėgstu kalbėti. Bet galvoju, kad reikėtų dabar. Galbūt daugelis iš mūsų dabar naudoja dirbtinį intelektą išsiburti, naudoja astrologijai, viskam naudoja, bet gal aš čia paliesiu labiau šitą pusę būrimo ir astrologijos. Dabar nereikia mums to astrologų, nereikia mums tų būrėjų, dabar yra dirbtinis intelektas. Viską jisai išburs. Ir iš tikrųjų, logikos yra jau būrime, būtent to dirbtinio intelekto. Ir iš tikrųjų man baisu darosi dėl vieno dalyko, kaip stipriai jisai užvaldė tiesiog visur. Mitybos planus sudaro dirbtinis intelektas, truputį kas suskaudo dirbtinis intelektas, nori išsiburti dirbtinis intelektas. Masiškai visa tai veda į susinaikinimą visus mus. Dėl ko aš taip sakau? Dėl to, kad yra technologijų laikai. Aišku, kol nebuvo dirbtinio intelekto, buvo Google, buvo straipsniai, ne? Jau irgi sakėm, atmintis prastėja, intuicija prastėja, vis tiek jau taip nebemastom kaip anksčiau, kai nebuvo to interneto, nebuvo tokie dideli informaciniai srautai. Ir negana to, prie viso to dasidėjo Gemini, Chatas GPT, kas dar kažką naudoja, sako, Chatas GPT jau senukas, ten kažkas kitokios programėlės naudoja dirbtinio intelekto. Viskas yra gerai, jeigu dirbtinį intelektą naudojam savo kaip proto įrankį. Bet kas atsitinka, kada mes išsiburiam su dirbtiniu intelektu? Tiesa, dirbtinis intelektas negali sudaryti asmeninio horoskopo, aš jau tikrinau, yra beprotiškai didelės paklaidos, jisai negali sudaryti, nebent jau žinotumėt savo gimimo duomenis ir jam pateiktumėt, tarkim, žinot, kad jūsų ten Marsas stovi svarstyklėse, ir sakot Chatui GPT, kad Marsas svarstyklėse buvo mano gimimo metu, kaip tai įtakos, arba tarkim, prieš tai kalbėjau video apie retrogradinį Merkurijų. Aš nesinaudoju dirbtiniu intelektu, kas liečia astrologiją, bet aš esu išbandžiusi jo galimybės. Išbandžiusi paklausti jo apie tranzitus, apie viską, bet žmonės, negi jums to pakanka. Pavyzdžiui, kad ir tos pačius tranzitus žiūrėti, negalima žiūrėti vien tik tai iš vienos planetos pusės. Vis tiek yra jūsų asmeninis horoskopas, yra jūsų charakteris, yra jūsų paveikslas ir yra visi kiti dalykai, tranzitai, dar kažkas. Ir mes prašom Chato GPT. Dažnai, brangusis, aš rašau, mano Plutonas dabar palies ten svarbų tašką, tranzitinis, kaip tai gali atsiliepti man. Ir jisai man rašo, žinai, gali atsiliepti taip ir taip. Tu žinai ką, bet be viso to, dar yra ten tas ir tas, ir
O, tikrai dirbtinis intelektas sako, tai viską keičia, tai keičia visą informaciją. Ir taip galų gale eini ir tu supranti, kad tu vis tiek prieini akligatvį. Tas dirbtinis intelektas tave nuveda iki tokio psichologinio pašnekesio. Iš vienos pusės gal ir gerai, nereikia mokėti pinigų psichologui, ne? Bet, sakykime, kai kurio dirbtinio intelekto programėlės kainuoja, nes yra ribotas susirašinėjimo limitas. Ir ką noriu pasakyti, šita mašina, vadinama dirbtinis intelektas, atitraukia mus nuo intuicijos, nuo nuojautos, nuo tikrų dalykų. Iš tikrųjų graudu darosi, kaip viskas yra baisu. Aš pati netikiu, kad aš dabar taip labai pesimistiškai viską kalbu, bet stengiuosi išvelgti dirbtinio intelekto gerąją pusę, tikrai stengiuosi, bet sakykime, kad ir ta pati numerologija, aišku, jisai ten apskaičiuoja gerai, bet irgi daro klaidų, reikia labai žiūrėti, reikia labai vardinti, pagal kokią sistemą tu turi tą numerologiją skaičiuoti. Yra kelios skaičiavimo sistemos, yra keletą autorių, kiekvienas iš jų pateikia panašias, bet tuo pačiu ir skirtingas sistemas, ir vienos sistemos numerologijai skaičiuoti nėra. Dėl to dabar labai gali daug atsirasti tokių netikrų pranašų, be diplomų, netgi be sertifikatų, netgi be pažymėjimų, tiesiog iškalbingi žmonės, kurie galbūt šneka geriau negu bet kuris iš mūsų, ne? Sakykime, yra tokių žmonių, kurie žino tikrai daug, bet nedrįsta šnekėti ir jie viską pasilieka savo. Aišku, nuo to jie nei tiek nenukenčia, bet aš supratau, kad galbūt kartais verta pasidalinti mintimis su kitais, nors aš iš tų žmonių, kurie nelabai dalinasi mintimis su kitais, gal nebent labiau per rašymą. Bet visgi tiek kai kurios įmonės labai irgi naudoja tą dirbtinį intelektą. Aš pilnai tikiu, kad jisai išsivystys labai daug ir ateityje nereikės daug žmonių. Labai sumažės darbo vietų. Vandenio yra visgi tik nuo šitos pusės sklinda toks šaltis. Bet aš visgi tik tikiuosi, kad šitoj vandenio eroj žmogiškumas laimės. Laimės noras pabūti daugiau gamtoj, įsiklausyti į gamtą, į tai, ką mums šneka medžiai, ką mums sako lietus, ką sako kaitra. Nežinau, visi tie paprasti tokie dalykai. Aš tikiuosi, kad jie nugalės, o nenugalės tas noras būti kietu, noras kažko būti pranašesniu, noras būti kažkokiu prognozuotoju. Nežinau, net žodžių nebėra apibūdinti tą jausmą, bet tai labai egzistuoja. Ir manau, kad tai dar tik pradžia.